Tęsime siužetų ciklą, kaip Vantos lapas praleido vasarą. Turbūt didžiausią įspūdį paliko Liepos mėnesį organizuojama Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą. 8 pirtininkai pareiškė norą dalyvauti ekspedicijoje ir per savaitę važiuoti Lietuvą. Pirmą dieną ekspedicija įkūrė pirties kiemą Vilniuje. Antrą dieną išpirtino Druskininkų gyventojus. Ir apie tai jau pasakojome praėjusiose laidose. O šiandien mes... Sveiki pirties mylėtojai, Vantos lapo ekspedicija aplink Lietuvą tęsiasi šiandieną 3 diena. Mes atvykome į Žemaitiją. Tauragėje mūsų laukia išalkę pirties malonumų žmonės ir aišku mūsų ambasadoriai. Sveika Tauragė, laikykis, mes tikrai tave pašildysim ir tikrai paliksim gerus atsiminimus apie mus. Norime padėkoti mūsų ekspedicijos ambasadoriams Tauragėje, Viktorijai Ivaščenko ir Šarūnui Paulikui. Jūs pasirinkote nuostabią vietą ir užsakėte fantastinį orą. Ačiū, kad palaikote mūsų idėjas. Kiekviena idėja yra nuostabi ir kiek matau, žmonės patenkinti klausinėja apie pirtis, o idėjų naujų, žinių pasisėmė, tai aš manau pamėginę su pirtininkais profesionaliais pirtis. Tikrai atsiras dar daugiau pirties mylėtojų. Sveikintinu jums, kad sugalvojo tokią puikią idėją ir aš manau, kitais metais dar daugiau miesto aplankysit. Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad suorganizuoti tokio masto pirčių ekspedicija yra labai sudėtinga, bet patikėkite, viskas yra padaroma darymo būdu. O labiausiai džiugina tai, kad savo pavyzdžių užkrečiame ir kitus. Mes čia turi labai gerą parką su treniruokliais, tokių, kurių aš dar niekur nemačiau Lietuvoje. Tai aš manau, kad čia su laiku turėtų atsirasti stacionari pirtis, kur žmonės tiesiog galėtų galbūt čia į upę iššokti jau kovo mėnesį. Tokių idėjų turiu, tai ir su meru bendraujam, tai aš manau, kad ateityje tikrai bus. Tai ką, aš tau palinkėsiu sėkmės, ambasadoriau. Ačiū, kad priėmėjai. Malonu. Išties šita vieta galėtų tapti Tauragės miesto trauka ir sveikatinimo erdve. O tam reikia visai nedaug. Pirties ambasadorių iniciatyvos, geros miesto mero valios ir meilės savo žmonėms. O kad tauragiškiai mėgsta pirtį, byloja jų emocijos. Mergaitės buvot pirty? Taip. Ir kaip? Labai patiko. Kas labiausiai? Pirtininkė, kuri vedė labai šiltai, maloniai užsiėmė. O ką tokio gali pirtininkas padaryti, kad tipo geriau? Tai pravesti užsiėmimą, padaryti tokią relaksaciją, tarsi su tais eteriniais aliejais pravėdinti, kad patirtum. Šiaip smagiau. Dar eisit? Smagom su profesionalu. Tai be abejo. Labai gerai, kad atvažiavo. Gerai, ačiū. Ar buvot pirty? Jo. Ir kas jums patiko? Pirties. Skoniai. Skoniai? Kieno? Pirties. Pirties. Kvapai? Jo. Vantos? Jo. Pirtininkas buvo? Pirtininkė. Ir ką jinai darė? Mojavo. Kuo? Lapais visokiais. Norėtumėt pirty būti pirtininkais? Geriau, kai kažkas kitas mojuoja, ne? Jo. Kaip jūs jaučiatės? Labai nuostabiai. Ar jūs buvot pasiruošus šiandien tokiam seansui, masažo? Tikrai ne. Nuostabus masažas. Dar tokio nebuvau patyrusi niekada iš tikrųjų. Esu labai neapsakomai patenkinta jo. Jausmas nuostabus, žinokit, iš tikrųjų. Tauragėje prie mūsų prisijungė 2 diplomuoti pirtininkai – Kristina Kvedarienė ir Ramūnas Žvirblis. Ačiū Jums už pagalbą ir įdomius pirties ritualus. Tu sugrįžai į savo miestą, taip? Taip. Tauragė tavo miestas. Mano gimtas miestas. Tavo gimtasis miestas. Ir tu sugrįžai dėl pirties, kad sužinojus, kad mes atvažiuojam, ar tiesiog atsitiktinumas čia įvyko? Manau, atsitiktinumų niekada nebūna. Mane Tauragė visada traukia dėl to, kad tai yra mano gimtinė, mano tėvai, mano giminės. Ir taip sutapus aš negalėjau neteiti čia. Tai jeigu tau gimtasis miestas, čia yra Žemaitija. Taip. Ir dabar apie Žemaitiją mes visą laiką šnekama, dėl kad pirčių čia nebūdavo, į rėčkose maudydavosi. Ar turėjai kažkokią praktiką vaikystėje su pirtimi? Visiškai jokios. Nebuvo, ne? Visiškai. Ir dabar tu man atskleis paslaptį, kaip taip atsitiko, kad tu tiesiai galvą nėrei į pirties pasaulį? Aš realiai į pirties pasaulį išnėriau iš šeimos su 3 vaikais, kada man pačiai reikėjo poilsio. Ir lėkiau, ilsėjausi ir supratau, kad tai yra labai stiprus įrankis atsigauti, pailsėti ir su naujom jėgom grįžti. Ir norėjau to dalintis. Ir konkrečiai aš noriu dalintis su moterim. Ir kaip tu galvoji, pavyzdžiui, tokių ekspedicijų, tokių švenčių, tokios, kurios atvažiuoja kažkur į miestą,
Ar jų reikia ir ar gali, pavyzdžiui, tik taip, kad kažkuri moteris, vat, kaip ir tau kažko, tai atras pirtį, supras, kad čia yra dalykas ne tik karštai, kad kažkas daužo, o tai, kad gali tiesiog kažką duoti ir labai gerą galvai. Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra bandyti eiti ir organizuoti tokius renginius, nes žmogus gali turėti savo nusistatymą, stereotipus, įsivaizdavimą ir jisai niekada neperžengs tos lenkščio pagal tai, kaip įsivaizduoja ir save pasaugodamas tiesiog neis. O esant progai, esant renginiui, kažkiam draugam, bet atsitiktiniam pabuvimui pliaže, gali susigundyti užeiti. Ir tai jau yra galimybė. Ir tas nuėjimas į pliažą gali apsversti tavo gyvenimą aukštinkojom. Jo, kada tas surasi tiesiog įrankį, kaip savo palengvinti savaitę. Nes mano užėjimai į pirtį prasidėjo kas savaitinį. Man iš jūsų važiavau ne į kažkur, tai į kažkokį konkretų miestą, bet atvažiavau pas savus, o tarp jūsų visų. Pasilgai tu mūsų. Pasilgai, aišku. Visą savim pažinai. Tai energijos pačiam užtenka? Nu, kaip ir. Užtenka, ne? Pirtis pas Zanavykus vyksta. Ir būtinai kitais metais mes užsuksime į Šakius. Toks neoficialus pažadas, kaip ir įvyko. Lauksim. Zanavyko pirtis. Laukia mūsų. Taip, laukia. Kiekviena mūsų diena prasidėdavo nuo pusryčių, asmeninių daiktų pakavimo, pervažiavimo į kitą numatytą miestą ir pirties kiemo įkūrimo. O nuo 16 iki 20 valandos vykdavo pirties šventės. Darbas pirtyse, edukacijos, draugiškas bendravimas su Vantos lapas, fanais ir taip toliau. Žmonės stebėjosi, iš kur tiek energijos. Ką tik išvirto vyriškis iš pirties ir sakė, iš kur pas tave tiek energijos. Tai ar tu išgyvensi, ar jie tiesiog neišgyvens tavo pirtyje? Iš kur pas tave tiek energijos? Nežinau. Nežinai. Man turbūt čia Dievo duota. Aš hiperaktyvi nuo vaikystės, jeigu ką. Ir tu suradai savo veiklą. Jo. Ir turbūt aš pagaliau radau vietą, kur aš galiu tą visą energiją savo nukreipti teisingai linkme. Anksčiau taškydavai belenkur, o dabar teisingai aš ją tiksliau naudoju. Žmonės patenkinti, man yra atbulinis ryšys nerealus ir aš nuo to kaifuoju. Kiek dar šiandien išmanosi žmonių? Aš jau supratau, kad reikia save patausoti. Pagaliau, nes kažkaip tai nesusimastydavau, nes atrodė jo, kad norisi atiduoti tiem žmonėm, bet nesusimastai, kad ir savo reikia pasilikti čia. Čia labai svarbu yra pirtininkam. Pabandyti sutausoti save, nes visko negali atiduoti. Viso pasaulio neišmanosi. O tu gali paskiau skaudžiai nukentėti. Čia kaip ir visur turi praeiti visą tą, kad suprastum per savo kailį. Graži šventė. Visi miestai priima mus bent jau iki šiol šiltai, fainai, žmonės su mielu noru. Pažiūrėk, vėl eilės, vėl prie pirčių, vėl yra norinčių masę. Gražu. O rytoj gargždai, tai aš pagal paskaičiavimą, tai praktiškai bus vidurys mūsų ekspedicijos. Ir mes jau po truputėlį, aš jaučiu, visi einam į tą ritmą. Pas mus dabar, tu žiūrėk atkreipdėmėsi, mums pačią pirmą dieną, mums reikėjo kažkur 1,5 valandos įsikurti. Taip. Šiandieną mes tą patį padarėm per 25 minutės. Kodėl? Žiūrėk, mes kai būsim Ignalinė, mes per 10 minučių tą patį padarysim. Mes darysime rungtynės, kaip ir mes galim laiko pasiruošti. Pit stopas, žinai, kaip būna lenktynėse. Taip, bet tai, kas yra gerai, mes ekspedicijoje pasiskirsim pareigybėm. Pavyzdžiui, aš atsakingas esu už nekurą, kur yra arbata ruošiama ar visa kita. Kitas atsakingas už vėliavas, už pirčių pakūrimą, už tą. Ir viskas, nereikia niekam aiškinti, ką daryti. Super, labai gerai. Jau nauji žmonės mus pasitinka, kitą miestą vietiniai pirtininkai ateina ir jie iš karto pritampa, kadangi mes susikukavę jau. Nes mes susikukuojam dėl ko? Todėl, kad jeigu neina su žmogum susikalbėti, eini su juo į pirtį ir ten viskas susiderina. Ten abudu normaliai patylė, viskas įsiaiškina. Ir tada abu kukuodami išeinam. Tai jeigu turim, įvažiuojame į ritmą šitą. Paskiau į pabaigą bus jėgų mažiau, bet mes busim labai susikukavę jau, kaip tu sakai. Tu žinok, aš nežinau, ar bus mažiau jėgų. Čiagi mūsų atostogas. Aš galvoju, kad čia yra mano atostogas. Nes jeigu tu taip galvosi irgi... Ne, vienas žmogus atėjęs sako, jūs fainai sugalvojat, sako, jūs tiesiog važiuojat ir sako, pramogaujat. Nors aš jam sakau, žiūrėkit, 7 valandą kėlėmės, 4 valandas kelio, susiruošėm, spėjom pavalgyti, užkūrėm pirtis ir iškart ėmėm už vantų, einam į pirtį. Tai šnekam, dirbam. Žmonės patenkinti. O mes tokie akytės spindi. Ne, jau viskas gerai, toj atidirbs Sonatą, aš vėl eisiu, vėl bus fainai, vėl bus šilta, vėl bus kvapnu.
Vantos lapas pirčių ekspedicijos aplink Lietuvą svečiai galėjo ne tik paragauti skanių vantų, mėgautis žolynų kvapais, kamantinėti pirtininkus pirčių klausimais, bet ir paragauti Antano vibroakustinio vytelių masažo. Antanai, už šventę. Už šventę. Kiekvienais metais padarysim tokią tradiciją. Čia tu pažadėjai. Jūs priimat mūsų. Taip, mes vis negali priimti. Tavo darbo vieta visą laiką yra tokia vėsi, po palapinę, kad saulutė neapšviestų, visą laiką vėjelė šiurena tave ir vėsina. Tu neini į pirtį šiais metais. Bet aš noriu jau į pirtį, bet neleidžia tėvą pirtininką. Neleidžia? Ne. Nes tu per didelį, sako, tu netilsi į pirtį. Jo. Tai šiais metais tu paėmė vyteles į rankas ir važiuojam per Lietuvą ir tu vis triukšmauji, pas mus toje stovykloje visą laiką girdisi, kad Antanas dirba. Nes pas mus kaip ir paveldima, Antanai yra du ir Antanai būtų užsiėmę savo vytelėmis. Taip. Tai kokie tavo įspūdžiai iš šitos kelionės? Kokie žmonės pas tave ateina? Puikūs žmonės, kurie pirmą kartą tas vyteles gauna ir jiem labai patinka. Neišdildamas, sako, įspūdis po šitą masažą. Taip, su vantomis mes negalim nieko nustebinti, kadangi kiekvienas gali susirišti, bet vytelės jie atranda. Jo, vytelės yra, dar nėra tokios populiarios kaip vantova. Pasibaigus šventei, dirbantiems pirtininkams reikia gerai pailsėti, atgauti jėgas ir pasikrauti kitai dienai. Tačiau nepatikėsite, jie tai daro pirtyje.